Kaitra šiai dienai yra pirmoji ir vienintelė įmonė Lietuvoje ir Pabaltyje gaminanti kieto kuro katilus kūrenamus šiaudų granulėm. Kodėl išskiriam šiaudų granulėm? Nes dažniausiai, kai pradedam kalbą apie granulės, dauguma įsivaizduoja, kad granulė yra granulė. Koks skirtumas? Medžio granulė, šiaudų granulė, bet yra, kaip pasakyti, didžiuliai skirtumai kūrenant medieną ir kūrenant šiaudus. Šiaudas dėl savo cheminių savybių silicio junginių turi pažemintą pelenų lydimosi temperatūrą. Tai reiškia, jeigu mes kūrenam medieną, medienos yra 1200 laipsnių, šiaudas jau prie 800–900 laipsnių pradeda lydimosi procesą. Tai reiškia, iki šiol kūriamoje visoje produkcijoje tiek Lietuvos gamintojų, tiek Latvijos, Lenkijos ir visų kitų, kurie yra šalia mūsų, jie galėjo kūrenti medžio granulės, bet negali kūrenti šiaudų. Nes standartiniuose degikliuose, standartinėse pakurose vis dėlto šiaudas šlakuoja. O šlakavimo procesas tai reiškia, kad katilas negali dirbti automatiniam režime ir reikalingas pastovus žmogaus įsikišimas. Biokaitra kaip įmonė įkurta 2009 metais, bet pirminis visas darbas vyko gerokai anksčiau. Prie Ištars kompanijos stovėjo toks žmogus kaip profesorius Vilius Židonis, didelė jam pagarba ir būtent jo, kaip pasakyti, entuzijazmų ir norų priversti šiaudų granulės degti ir degti tolygiai atsirado biokaitra ir atsirado jos degiklis. Nes esmė yra kame, kad kūrenti šiaudus pramoninėme sektoriuje jau galima senai. Danai tą daro berods nuo 68 metų. Jie kūrena tiek kitkas, tiek rulonus, tiek pačias granulės. Nes būtent Danija yra viena iš tų šalių, kurios labai intensyviai naudoja šiaudus. Taip pat netmetam švedų, suomių, kurie vėlgi nekūrena brangaus kuro, mano galva, tai yra sąlyginai brangaus medžio granulę, o stengiasi vis dėlto naudoti kitų rūšių granulės, kurių savikaina yra gerokai mažesnė negu medienos. Tai va, 2009 metais atsirado biokaitra, buvo užpatentuotas mūsų degiklis ir šiai dienai tikrai esam ir mes laimingi, ir mūsų klientai, bent jau pagal atsiliepimus, irgi yra laimingi, kuriamdamiesi būtent šiaudų granulėmis savo namuose. 5 pagrindiniai punktai, kurie apibrėžtų mūsų gaminamos produkcijos vis dėlto vertę. Tai yra inovatyvumas, nepaslaptis. Degiklis yra unikalus visomis prasmėmis. Dega tvarkingai, nesišlakuoja, aptarnavimas yra labai minimalus, todėl ir pats katilas yra ant tiek universalus, kad jį galima panaudoti įvairioms sritims. Tiek šildymui, tiek karšto vandens gamybai, netgi pritaikius tam tikrus rengimus galima šildyti ir orą. Patogumas, tai vis dėlto jeigu jūs įsigijat biokaitros katilą, jūs gaunate ne